Na, iš tikrųjų šiandien tokia graži diena prieš didžiasias šventes, Velykas. Jinai neeilinė tuom, kad atidaroma pirmoji Kauno rajone ir Lietuvoje elektros automobilių įkrovimo aikštelė, simbolizuojanti naują pradžią. Tai, kad mes galim kalbėti ir ne tik kalbėti, bet jau gyventi ir elgtis vartodami žalią energiją, atsinaujinančius energijos šaltinius ir kalbėdami apie elektromobilį, elektromotociklą. Džiaugiamės dėl to, kad būtent šie produktai ir ši stotelė ir šis automobilis sukurtas Kauno rajone. Uždaros akcinės bendrovės Elinta, įmonė, kuri vartoja pačias aukščiausias technologijas ir tai išskirtinai aukštų technologijų įmonė. Manau, kad ši stotelė tai yra tarsi startas, kuris leidžia ir simbolizuoja naujas galimybės, naują erą. Ir kada kalbė apie transportą, apie užterštumą, tai reikia pripažinti, kad monitoringas, kurį atlikome Kauno rajone, atliko Lietuvos žemės ūkio universitetų mokslininkai, sako, kad net 98% tos taršos, oro taršos, būtent sukelia automobiliai ir laivai, lėktuvai tik tai 2%. Taip, kad šiandien nauja pradžia, naujos galimybės.